Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis pateikė keletą Rusijos prezidento Boriso Jelcino atsistatydinimo versijų. Tai galėjo būti karas ir cheminio ginklo panaudojimas Čečėnijoje, taip pat įtakos galėjo turėti Jelcino sveikata ir nenuspėjimas būdas, svarstė jis. Tačiau pasak Seimo pirmininko aišku, kad jo pasitraukimas nėra laisvanoriškas. Prezidentas Jelcinas perdavė valdžią ir juodą lagaminėlį iš karto, nelaukdamas rinkimų birželio mėnesį. Visa valdžia Rusijoje nuo šiol yra vieno žmogaus rankose. O aplink jį stipresnė negu anksčiau karo partija. Prieš keletą metų ši savoka buvo naudojama gana kritiškai. Vytauto Landsbergio nuomonė tikroji atsistatydinimo priežastis turėtų paaiškėti po pirmųjų naujojo Rusijos vadovo Vladimiro Putino žingsnių. Deja, kol kas tie žingsniai tai ordinų dalyjimas už karą Čečėnijoje.